krenta kūnas. Pirmą sekundę nusileidžia 3,1 metro, o kiekvieną kitą 9,8 metrais daugiau. Na, va taip jisai čia krenta. Pirmą sekundę 3,1, o tada prisideda prie 3,1 9,8. Tada dar daugiau jis nusileidžia, tai yra prie tos, ką jis nusileido antrą sekundę, dar prisideda 9,8 ir taip toliau. Ir mūsų klausė, kiek kartų taip buvo, iš kokio aukščio krito kūnas, jei žinoma, kad Žemė pasiekė po 9 sekundžių. Turbūt jau pastebite, kad šitas judėjimas yra aritmetinė progresija. Mes visą laiką pridedam tą patį skaičių 9,8, o mums reikia apskaičiuoti šios progresijos sumą. Taigi, pirmasis narys yra 3,1, skirtumas progresijos yra 9,8, mums reikia per 9 sekundės, žinome, kad jis pasiekė Žemę, reiškia n yra 9 ir reikia tiesiog apskaičiuoti 9 narių sumą. Tai ką aš darau? Taikau formulę 2a1 plus n-1 daugintas iš d, dalinta iš 2 ir dar viskas padaugintas iš n. Tai 2 padauginta iš 3,1 plus n pas mus yra 9, iš 9 atimt 1 bus 8 kart d, o d yra 9,8, dalinu iš 2 ir dauginu iš n, tai yra iš 9. Viską apskaičiavus gausiu 380,7 metro. Štai iš tokio aukščio krito mūsų kūnas.